Mikelionis tolyn į priekį. Čia Jefremovas su kova dėl kamulio pralaimi, smūgis iš toli ir Paukštė puikiai žaidžia. Gargždų Banga, o kiek anksčiau buvo nusileista Panevėžiui bei Vilniaus Žalgiriui. Čia labai pavojinga situacija, smūgis į vartus ir Deividas Mikelionis. Atbėgs ir puikiai pasimetė kamuolį savo dešinę koją, patogiai, po to labai greitai susikoordinavo. O dabar dar vienas smūgis ir Lukas Paukštė priverstas gaudyti kamuolį. Petkevičius jau baudos aikštelėje veiksmas, ieško variantų lietuvis, Jefremovas kabina kamuolį, smūgis į vartus ir Mikelionis ten lietė kamuolį. Bet tos ribos galiausiai pavyksta neperžengti svečiams. O čia Armandas Kučys ir tai yra antra geltona kortelė, dežavu jausmas. Čia Dariaus ir Girėno stadione, tiksi paskutinės pridėto laiko sekundės pirmajame kėlinyje, kuomet Donatas Šimėnas užfiksuos kėlinio pabaigą, o čia kėlinio pabaiga baigėsi įvarčiu, Šiauliai veržėsi į priekį, dvigubas smūgis. Kauno Žalgirio komanda, Jevgenas Jefremovas, daug aukštų kamuolių šiandieną buvo siunčiama ukrainiečiui ir vienas jų baigėsi puikiu smūgių galva bei Šiaulių komandos turima persvara paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis. Nubėgo į baudos aikštelę Alvyras Hernandezas, tačiau nelink jo skrieja kamuolys link Jasono Ostino ir Hernandezas ten smūgiavo galvą. Gratas Irgėdas turi šiek tiek erdvės, suranda Artūrą Dolžnikovą, šis baudos aikštelėje krenta ir tai yra 11 metrų baudinys. Iš karto matėsi, kad Rolandas Baravykas taip neišsilaikė ant kojų ir Vilius Armanavičius labai užtikrintai nors kampą ir atspėjo Lukas Paukštė, tačiau išgelbėti savo komandos jam nepavyko, rezultatas lygus 1-1 ir dabar sakyčiau taip, kad toks psichologinis spaudimas gali imtis lėkti Šiaulius. Šiauliai, turėdami kiekybinę persvarą, surado tik vieną smūgį. Per daugiau nei 20 minučių čia gali būti pavojingas smūgis į vartus, Mikelionis gelbsti Kauno Žalgirį. Poziciškai žaisdavo gynyboje. Gratos Irgėdo perdavimas į baudos aikštelę labai neblogas, ten štai tokia situacija, kamuolys atsitrenkia į virpstą ir galiausiai jį gaudo Lukas Paukštė. Į dešinį kraštą keliasi Šiaulių komandos ataka. Perdavimas į baudos aikštelę, į Kaunieko smūgis ir čia turėjo darbo vėl Deividas Mikelionis, geras perdavimas į dešinį kraštą, čia štai tokia Šiaulių ataka ir nepavyksta vėl smūgio į vartus atlikti svečiams. Dešiniau ir čia Šiauliai klysta labai pavojingoje situacijoje, leidžiasi į greitą ataką Kauno Žalgiris, Dolžnikovas prašo perdavimo, Dolžnikovas baudos aikštelėje ir įvartis! Artūras Dolžnikovas tampa Kauno Žalgirio herojumi. Uždirbo 11 metrų baudinį, dabar siunčia kamuolį į vartus pats. Šiauliams mirtinas smūgis suduotas pačioje susitikimo pabaigoje. Puikiai matėsi, kaip Artūras Dolžnikovas rūksta, bravo Kajodį, puikus perdavimas ir atrodytų tokioje situacijoje galima smūgiuoti ir vienu lietimu, tačiau Artūras sužaidė 2 lietimais ir Domantas Šimkus čia jau nesuspėjo, taigi tikrai nuostabi kontrataka, žinoma. Kauno Žalgiris iškovoja tiesiog įspūdingą pergalę pirmajame kėlinyje. Armandas Kučys gavo raudoną kortelę, paliko savo komandą žaisti 10-11, bet dabar komandos draugai padarė tai, kas atrodė neįmanoma per pertrauką.